Sveiki bičiuliai, vėl išpardavimas, Summer Sale, vasaros išpardavimas AliExpress'e. Na ir yra tikrai neblogų variantų, kas liečia žuklį. Ir yra taip pat nemažai kuponų, kuriuos galima panaudoti. Pateiksiu visus kuponus, kuriuos žinau, kuriuos turiu šio video aprašyme. Na, o dabar produktai, kuriuos aš pats galvoju įsigyti. Na ir pradėkim nuo kelioninio koto. Sakysim, vasarą daug kas keliaus ir vat yra už labai padorę kainą, labai aukštos kokybės spiningas, tenais Toriai 40 reitingo anglis, na ir lengvučiai superiniai kotai už tiek eurų, na žinoma, dar bus mokesčiai, bet vėlgi labai aukštos kokybės pinigas laisvai konkuruotų su ten bet kuriuo japonišku beveik. Už tiek nedaug, nemokamas siuntimas taip pat, pasižiūrėkit, aš įsidėsiu, kuris ten buvo, šitą į krepšelį. Kitas dalykas, kas žvejoja su baitcasteriais, pasižiūrėkit, yra ritelė, šita kainavo, man atrodo, prieš keletą mėnesių arti 100 eurų ir jinai sveria 115 gramų, prasme, rytai toks svoris. Tai va, yra nemažai parduota, atsiliepimai neblogi. Aš jos pats dar neturiu, nebandęs, bet sprendžiant iš atsiliepimų, negali būti labai blogai. Ir bugnelis pas šitą rytę sveria tik 4,4 gramo lengvutis, taigi turėtų mesti tenai, sakysim, 1,5 gramo, be didelių ceremonijų. Tai va, šitą kairės rankos į krepšelį, uždarom, šitą irgi uždarom. Kitas dalykas, super pigi rytė, bet nebloga rytė. Pasižiūrėkit, kiek parduota, virš 3000 ir atsiliepimai 4,9. Esmė, šita rytė nėra lengva, tai sakysim tenais, kur reikia tenais nedidelės rytės, bet kad būtų sunki, kad balansas būtų geras ten su kokiu ilgesniu spinigu, arba plūdinė žvejojant irgi labai gerai. Žodžiu, yra dvi spalvos, šita labai, sakyčiau, naglai atrodanti, na ir visiškai juoda irgi labai kietai atrodo. Tai va, pasižiūrėkit, mažytė šita 500 rytelė sveria, man atrodo, 190 gramų. Taigi, kaip sakau, jos yra sunkios rytės, bet surestos gerai. Na ir pasiskaitykite atsiliepimus taip pat. Aš šitą tokią spalvotą į krepšelę uždarom. Kitas dalykas, kas vat žvejoti iš valčių, arba šiaip reikia aukštos klasės baterijų, būtinai pasižiūrėkite į Litokalą. Aš turiu Litokalą keletą baterijų, būtent šito brando, ir jos vieną ypač naudojau virš metų, na ir tiesiog puikiai laiko, puikiai tarnauja. Žinoma, kartais bus tenais nurodyti tie tenais, sakysim, talpos neteisingai, bet vėlgi tenais nebus taip, kad čia, sakysim, 120, o bus ten 60, taip nebus. Bus tenais 110 ir arba panašiai, taigi už tokią kainą, sakysim, tenais, pavyzdžiui, 40 ampervalandžių, 76 eurai, tada 150 ampervalandžių, 232 eurai. Čia yra nerealu. Prieš metus, man atrodo, tokios baterijos kainavo AliExpress'e tenais apie 70% daugiau, tai tokios kainavo arti 400 eurų. Taigi super. O dar kitas dalykas, kaip įvertinti gan tiksliai talpą, tai pasižiūrėkit, kiek nurodyta baterija sveria. Realiai yra tai, per 1 kilogramą baterijos turi būti apie 10 ampervalandžių. Taigi šita baterija 150 turėtų sverti apie 15 kilogramų. Šita, sakysim, 40 jinai turėtų sverti apie 4 kilogramus. Na ir jeigu pasiskaitysit aprašymą, ten taip ir yra daug maž. Tai va, gerai, šitą man reikia mažos į kajaką Garminui, tai va šitą, bum. Judam tolien, šitą uždarom. Toliau, avižadrebio tema. Yra rytelė, ypač šita 2000 dydžio, su sekliu bugneliu, ir jinai sveria 143 gramukus. Ir aš svėriau, bandžiau šitą rytę, bus video šiaip iš tikrųjų, kai aš naudoju šitą rytę, tikrai yra geriausia, sakysim, lengva rytelė iš AliExpress'o.
sakyčiau, šiek tiek yra geresnė už Kaskingo kestrelį. Kas liečia, sakysim, kaip ritė veikia, išėmusią iš dėžutės, nereikia nieko daryti, na ir pasižiūrėkit, kaip jinai atrodo, juoda. Tai yra didesnių modelių, bet jie jau sunkesni. Šita yra super gera. Žinoma, jeigu naudosi ten labai ploną valą, avižadrebių ar ne, tai vis tiek reikės backingo. Bet pasižiūrėkit, labai aukštos kokybės ritė ir tiesiog veikia puikiai, labai tokia tolygi eiga, labai smagiai lankelis atsidaro. Super. Gerai, šitai krepšelė. Tęsiant avižadrebio temą, tikrinau kainų istoriją, dabar šitas Illusion Slash iš MiFine viena iš žemiausių kainų per pastaruosius 3 mėnesius. Čia nepritaikius kuponų kodų, o pritaikius kuponų kodus bus turbūt mažiausia kaina, kaip sakau, per pastaruosius kelius mėnesius. Tai pasižiūrėkit, su kokiais žiedeliais norit, ar su paprastais, ar su Fuji. Na, aš imsiu šitą variantą, trumpiausią, ir su paprastais žiedeliais 42 euriukai į krepšelę. Toliau tęsiant avižadrebio temą, tai yra svareliai, volframiniai, lašelio formos, kaip matot, kuri čia nuotrauka geriausiai atspindi. Žodžiu, yra, sakysim, didžiausias svoris po skylute, taigi galima išbalansuoti labai neblogai avižėlės. Pasižiūrėkit, jeigu nebandėt, nėra čia naujovė, sakysim, prieš keletą metų, gal prieš metus pamačiau šitą formą pirmą kartą. Tai patiks. Spalvos yra įvairiausių, yra ryškių, yra visos taškuotos tokios, labai jau naglos. Tai aš gal išbandysiu oranžinius mažiukus, svarelius volframinius į krepšelį. Judam toliau. Kitas dalykas tai yra šiai dienai iš to, ką aš bandęs, ploniausias valas biudžetinis iš AliExpresso. Tai šitas, kur nurodyta, sakysim, 0,04 ir nėra jis ten, aišku, tiek, bet tikrai tai yra pats ploniausias iš to, ką aš bandžiau. Avižadrebiui galima naudoti iš bėdos, sakyčiau, su svareliais nuo kokių 0,4 gramo. Ir kai, sakysim, sąlygos yra geros, nedidelis gylis, nėra vėjo, nėra srovės. Tai šiaip ultralaitų šitas valas superinis. Tikrai tai yra gana tolygus valas, gana apvalus valas. Ir pakankamai tvirtas taip pat, taigi už tokią kainą čia yra nerealu. Pasižiūrėkit, aš įsigysiu ploniausią. Gerai, pabaigėm su avižadrebiu, judam toliau. Tai yra fluorokarbonis valas. Šitą valą naudoju jau keletą metų, ir perkant didelį kiekį, 183 metrus, ten galima neblogai sutaupyti. Pasižiūrėkit, toks kiekis, beveik 200 metrų, ten 13 eurų, na ir plus mokesčiai bus, bet vis tiek nemokamas siuntimas taip pat. Pavyzdžiui, reikia šapalui 0,20, reikia ešeriui tenais, ežere giliai, kur tenais sunkus kibimas 0,18, 0,16, starkiui 0,25, ten kur ir lydeka gali pasitaikyti, sakysim, ešerių žvejojant 0,4 tenais ir panašiai, ir gaunat, sakau, didelį kiekį to valo, tai aš nusipirksiu 20 šimtųjų. Bum. Judam tolyn. Kitas dalykas tai yra žirklutės. Šitos žirklutės turi dantytus arba ašmenys yra dantyti, na ir jos puikiai kerpa bet kurį tenais pintuką, fluorokarboną. Na, galima karpyti ir troselius plonus, bet atšip, žinoma, jau karpant troselius. Tai šitos žirklutės yra pačios geriausios, kokias esu naudojęs. Na ir čia turiu omeny, įskaitant ir ten anglų karpininkų pardavinėjimas, sakysim, Korda, ar ten ESP, ar Foxo, šitos yra geresnės ir tarnauja ilgiau. Na, o kaina tenais čia yra 2 eurai, ten yra 7, 8 ir dar daugiau kartais. Tai pasižiūrėkit, man patinka ryškas, kad būtų matomos visada, bum į krepšelę. Tęsiant apie valus, ar ne? Šitas valas yra labai aukštos kokybės, šitas mėlynas, šitas, sakysim, žalias, tai yra toksai, nepaskaičiau, kad pats geriausias, nėra blogas, bet šitas mėlynas tai yra tikrai geras.
Aišku, aš nežinau, kodėl jie taip kainą kelia kai išpūlė 150 metrų, čia nelogiška, bet vat, gerai, 100 metrų, 5 eurai, ten 30, tai yra tikrai gero diametro, teisingai nurodyto, vat, kai čia nurodyta PN 0,6, tiek ir yra. Tai va, apvalus valas, slidus valas, tvirtas valas, taigi tikrai išbandykit, patiks. Dabar baigiam ties aprangą ir vat kupriniam. Sakysim, yra šita kuprinė, kurią aš jau naudoju, nežinau, pusmetis gal, nereali kuprinė, pati geriausia visais atžvilgiais, kišenių atžvilgių, sakysim, yra vat mažų kišenių valui, akiniam, sakysim, dėkliukas labai patogu, na ir čia didelė ertmė dėžutėm. Ir telpa 3 dėžutės, va tokios, va didelės. Jų yra visokių spalvų, aš prisipirkęs jų tikrai gal 10 kokių ir labai patogu, va galima net nežiūrint kas joj, kai atsimeni, sakysim, aš naudoju ten mėlynas ar ne, kai jūrai žvejoju, ten žalias ten kokiam ežerui ar ne, na ir oranžinės, kai ten reikia kokiais mikromasalais ar ką nors, tai va. Labai patogu, tai yra aukštos klasės dėžutės, kaip matot, yra silikoninis apvadas, tai reiškia yra ne vandeniui nepralaidžios dėžutės su pertvaromis ir taip toliau. Tai va, galima susikonfigūruoti taip, kaip norit. Tikrai kokybiškos dėžutės ir kaip sakiau, į šitą kuprinę didžiosios, būtent va yra big, kaip matot, ir yra small, tai jūs norit šitų big. Tai va 3 šitos big telpa į tą kuprinę. Šitos aš kuprinės jau nebedėsiu į krepšelį, tiesiog parodau jums, kad yra gera kaina, nes aš turiu 2 tokias kuprinės ir turiu, kaip sakiau, gal 10 šitų dėžučių. Bet jeigu jums reikia patogaus, sakysim, įrankių transportavimo arba patogios įrankių transportavimo sistemos, manau, šita būsit labai patenkinti. Gera kuprinė ir dėžutės masalams, ten su trišakiais, jeigu reikia ir taip toliau. Gerai, uždarom šitos abu. Ir paskutinis produktas, tai yra labai aukštos kokybės džemperiukai, hudžiai vasarai. Esmė, tai yra UPF 50, tai žodžiu, saulės spinduliai negali praeiti pro tą medžiagą ir apsaugo odą ten nuo vėžio ir panašiai apsauga. Bet vėlgi, kadangi audinys yra gana tankus, jis būtų gana sunkiai kvėpuojantis, tačiau čia ta problema yra labai gerai išspręsta, panaudojant tinkliuką, sakysim, pažastyse ir, kaip matot, va šitoj vietoj, kur užsideda ant kaklo mova taip pat. Žodžiu, labai geras produktas, aš turiu gal 4 juos ar panašiai. Žinoma, pirkit mažiau ryškių spalvų, sakysim, arba šviesesnių spalvų vasarai, sakysim, man šitą patinka, aš turiu tokį, turiu vat su kajaku, kai jūra plaukiu tokį, kad neužplauktų kokią didelę valtis, kad matytų mane. Na, pasižiūrėkit, žodžiu, dydžiai atitinka, pasakysiu, tenais, jeigu jūs naudojate didelį arba large, tai pirkit large. Tai va, kaip sakiau, tiek. Visą informaciją, visas nuorodas paliksiu apačioj, pasižiūrėkit, na ir paliksiu kuponų kodus aprašyme po šiuo video taip pat. Dėkui, kad žiūrėjot ir susitiksim kitose laidose. Iki!